Išaušo pirmasis Živilės ir Domantės rytas naujose namuose. Tikėkimės, merginos išsimiegojo gerai ir yra išalkusios, nes šių namų šeimininkė Sandra pasiruošusi naujas kambariokes nustebinti skaniais pusryčiais. Dėkis, aš dėl tavęs dariau. Tai tu sakai, pupelės mėgsta, tai dėkis. Aš mėgstu, bet... Dėkis. Namų šeimininkės ruošti pusryčiai Živiliai nekėlė apetito. Todėl sunegalavusi mergina Sandrai sukėlė įtarimą, kad Živilė gali būti nėščia. Gal ir nėščia, nežinau, bet tikrai nenoriu tų pupelių. Tėvas. Taigi virginis, aišku. Bet taigi tu sakai, nematei jo 3 metus. O kaip Marija pastojo? Kokia Marija? Iš 3 aukšto? Ne, Jėzaus motina. Tai tu pažįsti tą Mariją? Asmeniškai ne, bet skaičiau biografiją apie ją, jinai visai žymi tokia. Bažnyčiagi ten pastatyta ten dėl jų šeimos. Kuri bažnyčia? Nu visas bažnyčias. Kur Pilaitė stovi? Dabar mačiau, kad... Jūs ką Marijos nežinot, aš tai nesuprantu. Nu, aš žinau, kad yra 3 aukšte Marija. O neseniai vaiko susilaukė. Aš apie Dievo motiną. Kokio Dievo? Dievo, Jėzaus motiną. Atrodo, kad rytas nieko gero nežadėjo, bet vos išėjusios į kiemą merginos atsipalaidavo ir greitai rado bendrą kalbą. Bajonce, Katė Perė, Marija Kerė, Bieberis, kas čia, Rihana. O tu, Sandra? Aš Ramštain klausau. Ramštain, okay. O tai klausykit, mergas, galit man pasakyti, koks tas Virginijus yra iš vis? Oi, Virginijus, siela, žmogus. Kompanijos siela, visą laiką mėgsta didelės kompanijas. Jis mėgsta vienas parimoti. Jis vienas mėgsta parimoti. Niekada nemačiau. Jis yra gana žemo ūgio ir jį reikia iš viršaus žiūrėti. Neauga ūsai? Žvilgsnis į veidrodį tave suglumina, tave ignoruoja žmonės. Tau sunku susirasti merginą? Don Gandon, atrask savo gyvenimo fontaną. O panas, o koks jūsų zodiako ženklas? Aš liūtas. Liūtas, o tu? Jautis. Jautis, tai pala, jūs su skorpionais sueinat. Ačiū, nereikia. Klausykit, buvau pasimatymę su skorpionu. Pirmas pasimatymas atvaro čivakas su 8-9 transporteriu. Nu šūdas. Nu gerai galvoju, dzintas transportas, žinai, galvoju, nu sėdami mašiną, galvoju, nu važiuosim kur nors, žinai, nu pavalgyti ant kebabų kaip žmonės, žinai. Tai karočią, mes visą laiką prasidėjom mašiną. Visą laiką. Man ir žiauriai keistas buvo pasimatymas. Tavarsime, parsividė čiuvos namo ir pasiguldė karstą. Bet dar palaukit. Nu, buvo Helovyno metas ir, nu, galvoju, ko žmonės neprisigalvoja per Helovyną, bet taip karšta tą dieną buvo, gal plus 30, ar šiltasis sezonas, tai tą valandą pragulėt. Šiltasis sezonas? Jo, labai karšta, gal plus 30. Tai čia ne Lietuvoj? Ne, Lietuvoj. Virginijus. Virginijus ta. Čia tas jūsų Virginijus? Taip. Čia Virginijus. Labukas. Sveiki, aš esu Sandra, man yra 24 metai. Šiuo metu gyvenu Vilniui. O tiesa, gal galite parašyti, kad ten Sandra gelinis nagų lakavimas man būtų, nes man reklamos dabar reikia labai. Aš dabar keičiuosi kaip tik pavardę į Sandra, gelinis nagų lakavimas. Moteris reikalinga, kad jinai turi būti princesė. Vyras turi nešioti ją ant rankų, turi, žodžiu, pasirūpinti visko, kad moteriai nieko nereikėtų daryti.
Kur buvęs, kur nebuvęs pasirodo ir Virginijus. Vaikinas privertė Živilės ir Domantės širdis plakti stipriau. O kasgi čia? Dar viena panelė? Na, Virginijus tikrai neleidžia laiko veltui. Tačiau atrodo, kad ir Sandrai gelinis nagų lakavimas šis mačio krito į akį. Ar tai tik laikinas susižavėjimas, ar galime tikėtis kažko daugiau? Tai kur čia vaikštat? Čia pasibendrauti. Matau, linksma. Matau, gerai leidai laiką. Jo, čia mano partnerė. Verslo. Neslėpdama pykčio ir nusivylimo, Živilė nusprendžia, kad jau laikas namo. Tačiau Sandra gelinis nagų lakavimas niekur eiti neskuba. Nesitikėjau, aišku, Virginijaus taip tiesiog sutikti, jis ten su kažkokia partnerė likirėja, gal ten ir... Nežinau, gal ir partnerė, gal ir... Nu, nenorėčiau manyti, kad Virginijus man melavo, nes... Bet gali būt, kad ir ne partnerė, gal kažkas šiek tiek daugiau atrodė gana artimi, bet... Kuo jinai už mane geresnė, ta prasme, faina, graži, draugiška... Visi manęs nori. Tai Virginijus, nieko naujo. Siuda. Ašgi nuo Jūros, aš suprantu jį, man irgi tai buvo visaip taip. Tai nelabai aš ir pykstu ant jo, žinot. Aš turiu kitų intencijų. Dingo mano chalatas. Kur mano chalatas? Aš nešnekėsiu. Tai ką čia šnekam? Čia tu paėmei mano chalatą. Chalatą? Kur tavo chalatas dingo? Aš mačiau, kaip tu jį žiūrėjai, tikrai tu paėmei. Ko tu čia įsturi? Atėjai čia vagilką ir pavogiai. Eik tu dūra, ką tu čia šneki dabar nesąmonės? Kas tau dūra? Kas tau dūra? Tu pati tu dūra, tu paėmei mano chalatą. Čia tik chalatas, kostiumas. Aš sakiau, nes praėjom stulpą, praėjom, nu ko aš sakai, čia tik chalatas, nusiraminkit. Ir iš viso Virginijus man neišsigaus. Mūsų serialas Meilės orakulas pakibo ant plauko, iš tikrųjų, jeigu tiksliau, ant Domantės mamos plauko. Ir dabar važiuojame pas ją, nes Domantės mama sako, grąžinkit man mano dukterį. Važiuojame aiškintis, gal pavyks susiderėti ir Domantė liks mūsų šou Meilės orakulas. Žodžiat Jūra? Kokia Jūra? Klaipėda čia. Tik lankai uždaryti. This cancer's got me weak and I can hardly speak. Pasiilgau savo mažylės. Norėčiau, kad dukrytė grįžtų į namus. Aš jos pasiilgau. Vakar buvau pas būrėją. Ji man išpranašavo, kai Domantė susituoks, aš tapsiu turtinga, galėsiu remontą pasidaryti. Dabar mano motinas darbas – ruošti vestuves. Nesakiau aš taip. Kortos rodė Elvyrai permainas, kada žiedai skleisis, nu, ta prasme pavasarį. Bet jos dukros kortos nerodė. Aš nežinau, kaip čia į tą susiję. Įsitikinusi, kad Domantės vestuvės atneš Elvyrai turtus, ji drąsiai rodė savo seną butą, kurį ketina remontuoti Domantei susituokus.
Tačiau ar pavyks Elvyrai susigrąžinti savo dukrą po šitiek laiko? Tai ko man nebepaskambini? Ko nepaskambinu? Tu gal juokauji, tugi mane iš namų išvarei. Nebeverskim lapo atgal. Gal jau sugrįžk? Va, aš ir vyrą tau radau. Mama, kokį vyrą, čia mano pusbrolis ir iš vis jam 16 metų. Taigi jis veganas. Jo kraujas įsivalė. Jis dabar kosmosui priklauso. Mama, aš įsimylėjus. Tai gal nebetirbokit. Aš įsime kitą kambarį pakalbėti. Gal tau nueit pas egzorcistą, kad tos velnius išvarytų? Juk patai kokiam skurde gyvenu. Ar tau sunku nueiti į Zaksą? Žinai, man atrodo, čia tau reiktų tos velnius išsivaryti. Ir šis man čia gėda darai prieš visą Lietuvą. O tai kaip tavo sesuo gyvena? Dabar mokėsi man už viską. Kas čia? Čia dokumentai iš teismo agentūros. Turi sumokėti man moralinę ir materialinę žalą. Mam, tu čia pati prirašei tavo rašas. Vagis, tu man sumokėsi už viską. Ir iš vis dabar aš suprantu, kodėl tėvas mirė. Vagis. Jis irgi buvo vagis ir jo vieta kalėjime. Pokalbis su mama tik dar labiau Domantei atvėrė akis ir ji nusprendė toliau kovoti dėl mylimojo Virginijaus. And just another try